Tarp 15 tūkstančių Sočio olimpiadoje dirbančių savanorių ir 6 lietuviai, tiesa, beveik visi jau emigravę. Sočyje dirbantis TV3 žinių žurnalistai susitiko su Londone gyvenančių lietuvių Raimundu, kuriam laimė dirbti savanoriu nusišypso antrąjį kartą. 200 tūkstančių žmonių pretendavo tapti Sočio olimpiados savanoriais. Pasisekė tik 15 tūkstančių, tarp jų ir 36 lietuviui Raimundui Paulauskui. Prieš 10 metų iš Klaipėdos emigravęs vyras pasakoja, kad rusai jį pastebėjo, kai jis Londono olimpiadoje asistavo Rusijos olimpiniai rinktiniai. Vėliau Raimundas dirbo asistentu Universiadoje Kazanėje, o dabar jis čia Sočyje. Jausmas tai, kad aš pats dabar labai svarbus esu, nes šalia labai svarbių žmonių esu. Tai jau labai malonu ir aš manyčiau visam gyvenimui prisiminsiu ir bus ką papasakoti draugams ir anūkams. Raimundas teigia, nuėjęs ilgą kelią iki olimpiados. Turėjo pereiti specialias atrankas, 2 interviu per Skype'ą. Raimundas Sočyje rūpinasi Lietuvos olimpinė delegacija. Pasitikti sportininkus, nuvežti sportininkus, daktaras, personalas, kokių klausimų techninių ar nesklandumų su apranga, nesklandumų su būtais, tokius klausimus mes sprendžiam ir padedam. Iš 6 lietuvių savanorių dirbančių olimpiadoje būtent Raimundui išpuolė galimybę lydėti Sočyje porą dienų viešėjusią Lietuvos premjerą. Aš visą laiką nešioju vėliavą, nes ir kai reikia ištraukiam arba kokią nuotrauką padaryti, tai būtinai. Savanoriai olimpiadoje ne tik dirba, bet randa laiko pasilinksminti naktiniuose klubuose, kurių šiame kurorte apstu. Į olimpiadą atvykę savanoriai iš beveik 70 valstybių, tad Raimundas turi progą bendrauti su daugybė savo bendraamžiaus seniečių. Mes su jais labai gražiai pabendraujam, ateinam, pasakom, ką padarė tą dieną ir tikiuosi mes paimsim kontaktus, greičiausiai Facebookas ir kai atvažiuosim namo, tai tikrai matysim, ką daro. Už pragyvenimą, maistą ir transportą olimpiados metu savanoriams mokėti nereikia, tik už lėktuvo bilietus. Pasak Raimundo, labiausiai olimpiadoje jį žavė galimybę dirbti kalnuose. Mat subtropinis Sočio klimatas labiau primena vasarą negu žiemą. Nes nenorim būti apačioje, mes norim kuo greičiau važiuoti į kalnus ir būti kalnuose, tai ten labai gražu ir labai malonu. Olimpiadoje dirbančių savanorių 60% yra moterys ir 40% vyrai, o populiariausia kalba žaidynėse anglų. Daugiausia savanorių 161 dirba su Jungtinių Amerikos valstijų olimpinė delegacija, kuri yra gausiausia žaidynėse.